Tai labą dieną. Šįsyk sveikinuos Teisę iš laukų. Esu pačiam didžiausiam savo laukį, 10 hektarų. Tai šiuo metu tesam sėjas darbus, kad dėl dėdėl kritulių kiekiaus nusitensi biškį, bet kom padarys, prieš gamtą nepašoksi. Šits teik prilėjai prisnėg, kad čia lomo pelkį stov. Jau ana čia be birželiaus pradžios nepradžius mane normaliai, ką galėčiau išdirbti. Tai čia paliks jau koks 3 kemar nesėt. Toliau apie viskas normaliai. Kadangi čia daugiausia kur ir kalniuka, čia yra priemolis, moliuks, tai iš patai kritulių jau gan nebloga prašlapa. Tai vakar 2 sykius diskinius praskutau. Susidarb žemė gan gera, tik tas bėda, kad molis kaip šlapoks yra, patapa bišką plastilins. Tai suverti tokias kumščių didžiaus gabalas. Dabar šitas atvažiavau su kultivatoriu, bandau išausti. Susipėliau meižių sėklas į priekabą. Meižę švarį išvalyti, C3 atselį. Tik tas nebeišbeicavau, nes beicavim aparat suged. Tai teks apseit šį sėkį ekologišką be jokių beicų. Kadangi katins ir nepajėgus dirbti su mon keltuvu, tai aš po pirmą sėklą susipėlu į priekabą ir paskiau sudavė į žmogaus pagalbą su vedriukas prisipėlam į siemui. Nesakom padarysi, kad katins nepavažiaun su mon keltuvu. Tai va, dervas nusikultivavau. Romės karbamidą. Po 200 kg į hektarą išsibersam. Grįžtam, sėjamoj ir keliausam sėti. Atveži žolės sėklas maišėlį. Tai čia iš Dotnuvos naujiena. Žolių mišinys pagriovys. Nes kadangi nuo šių metų yra jau visiems privaloma žolinė danga palei melioracijos griovius. Tai pernai posi griovių apsisėjau, dar šių metų likučių lieka ir išbandysim naują sėklą pasisėti. Nes dabar prie įprastų melioracijos griovių būtent palikti 3 metrus yra. O kur tarkim yra melioracijos griovė, bet ten, tarkim, kur yra griovė, kur jau to ir pavadinims upėlių, tai ten jau reikėtų palikti po 5 metrus. Šiek tiek smulkaus remonto Belarusų, tai nutrūko tachometro trusėlis. Dabar tachometras nebeveik. Nei apsukų, nei motovalandų paskaičiau. Tai šitą naują nupirkom už 4 eurus. Greitą šitas persukam ir vėl galės valandą skaičiuoti. Bandysim paskutinis avižs pasėti. Vis laukiau, kol šitą durpynas paskutinis pradžius. Bet kad matau, niek nesulauksiu. Iš 2 hektarų durpynės
gal hektarą ir išėjai išvanuoti. Nes kad nedaug, kelis dienas tepaliai, bet šlapi, nespėjai žiūti. Tai čia tas gabaliuks koks hektaras dar geras ir. Tai man čia be birželiaus pradžios normaliai neižiūs, ten išvis pelkis to. Labai daug barbaryčių priauga, tai daug augalėnis masės. Dar šlapesnį, tai jau skutiek pradėt keišti. Ir čia nedarbs jau besigauntot. Kabau sausrą dar šiaip būdim pasidaryt čia. Tai misliau, kai šimet čia normalesnis, sausesnis bus. Būčiau vis lauka vežom užsės. Bet ką vėjus, kad šituokį šlapi pastovė ir. Tai man rodos, kad greičiausiai per vasarą, kad truf nepadžiūs, vėliak pasidaryt būdim. Kokius 2-3 sykis normaliai nusilyginti ir užsėt žolį. Tuo pačiu siejimą dar prasibraukam pakanelis bei nuvažiavim, nes nuo šių metų reikia palikti po 3 metrus nuo melioracijos griovių, apsisėti žolindang. Šitą suskutiukų bei nuvažiavim padarom, 2,5 metrų plotis. Čia žolinis dangos įtep ir apie 1,5 metrų ger. Tai bei nuvažiavim dar susėjimui užsėsam žolės ir bus gera. Avižos sudygus gražiai, aug toliau. Dar keli savaitės žolių nusiparkščiam. Pagaliau normalesnio oras stoja, gali pradėti jau su purškimą žaist. Nes tep tai nesąmonė. Tai šalnas, tai vies didžiausias, tai da koks velnis. Bet smarkiai nebelaujas palei augalus įkveizėjus. Dabar užsipyliau herbicidą trimeriaus, plus klijų ir dar nuo lygų dadėjau tebukonazolą. Tai varysam dasibaginėti, reik žyminis kveitruk nusiparkšti. Šių metų pavasaris man manim tai labai gers. Ir šilumos, ir drėgmės pilna. Šitas turam žirnius. Tai žirnė labai gera sudyga. Kiek pamenu, apie balandžiaus vidurį kažkur sėjau. Tai labai gera atrodo. Teik lengvo, teik sunkiau žemė. Nepalygins su perna, kaip beveik mėnesį dyga dėl sausros. Tai žirnius vakar aš nusipraškiau nuo žolių su herbicidas. Turėjau likučių, panaudojau kormų su dašu. Sunkesnė žemė ir kur lengvesnė žemė šitas pamėginau botoksuonis po 4 litrus hektarą. Tai žadėjau prieš tai dasipirkti koram su daš, bet anon tik tas po 10 litrų pakuotėm te parduoti, tai baisiai didelį kainą išeina. Tai sakau, dasipirksiu likučius korumą ir šitą pigesnį variantą botoksuonis paėmiau. Tai matysam, gal visai nebloga tas pigiais variantas suveiks ir dar po savaitės reikės nusipirkti nuo viens kilčių ir nuo pabirų. Nes matau, šitas yra žemyn kveitrui pabirų pridygin daug ir į vapačiaus biškį. Tai nuparšam nuo viens kilčių turėtons nuimti. Jau remontas nusimato, atitrūka. Nu ne, suvirinsam. Išjungam maišytovą, sujungam sekcijas. Ir pirmyn. Nu, kaip sakot, bus tuonų. Veitrugė tai labai gražiai atrodo.
Reikia dėti savo išmanųjį kablį. Keliausim biškį pahalimėti. Baigėm volėjams, greičiausiai iki rudens. Pagelbėjau kolegą, volydams vasarinius įsėlius. Tai dabar apsiprausam ir su volu tik tas rudenį pasisitiksam. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Jei jau pažiūrėjot iki gal, jei patek turinys, paspauskit like, paspauskit subscribe. Jei kas domin, parašykit komentarą, atsakysiu visus klausimus. Tai kon, tam sykiau. Iki.